Prieš metus laiką įsigijau šį jūrinį konteinerį su mintimis paversti jį jaukiu nameliu, kuriame galėčiau leisti laiką ne tik vasarą, bet ir žiemą su visa šeima. Visus darbus atlikinėjau pats, nuo rūdžių valymo, nes tai yra tikrai nenaujas konteineris, iki durų langų įstatymo, virinimo darbų. Ir kai priėjo laikas prie šiltinimo klausimo, pradėjau naršyti internetą platybėse ir ieškoti informacijos, koks man sprendimas būtų tinkamiausias ir kokybiškiausias. Jūrinis konteineris yra pagamintas iš metalo, iš grublėto metalo, tai nėra lygus paviršius, tai standartiniai šiltinimo sprendimai šiuo atveju nelabai tinkami. Radau tokį lietuvišką gamintoją kaip Insola, kurie gamina termoizoliacinės putas ir kurie leido man šiltinimo etapą toliau tęsti savarankiškai. Darbas su šiomis putomis yra tikrai labai lengvas. Sluoksnis dengiasi tolygiai, lengvai, greitai. Sustingimo laikas 25-30 minučių. Po šio laiko jau galima dengti antrą, trečią sluoksnį, žiūrint kokio storio šiltinimo jums reikia. Mano atveju tai buvo pučiamas apie 10 cm apšiltinimo sluoksnis. Vieno baliono išeiga apytiksliai apie 2,5 kvadratinio metro ir galima padengti iki 3 cm storio. Dar vienas svarbus dalykas – puikiai Insolos komunikacija. Prieš įsigydamas putas turėjau daug klausimų, į kuriuos greitai ir aiškiai atsakė jų komanda. Tikrai jaučiasi, kad rūpi klientas bei sėkmingas rezultatas. Dabar konteinerio vidus yra sandorus ir šiltas, o geriausia tai, kad pavyko visus darbus pasidaryti pačiam, taupant pinigus tolimesniam įrengimo darbams. O jeigu ir jūs ieškote sprendimo, kaip apšiltinti savo projektą, tikrai, manau, verta atkreipti dėmesį į Insolą. O jeigu dvejojate ar turite klausimų, parašykite jiems ir gausite atsakymus į savo klausimus.